Žinai, yra įvairių darbų, bet įsivaizduokit, darbdavys, kuris deklaruoja, kad pritaiko savo darbovietę neįgaliajam, dažniausiai nurodo labai mažą atlyginimą, supranti? Darbdavys, kuris deklaruoja savo darbo vietą neįgaliajam, kažkodėl nurodo labai mažą atlyginimą. Taigi čia tik 2 valandos, supranti? Pavyzdžiui, tu valydamas laiptinės tikrai per 2 valandas visos laiptinės neišvalysi, baikit juokus. 2 valandos tu tikrai neišvalysi nei vienos laiptinės. Nes aš žinau, kad 5 aukštų laiptinė reikia maždaug 3 valandų darbo tik tai valant grindis. O kas liečia sienas, supranti, taigi jie geruoliai, supranti, taigi jie geručiai. Jie man pasakė, kad tau dar reikia išvalyti tik tai sienas. Ir jie sako visą laiką tik tai tas, supranti. Jiegi geručiai, tau reikia išvalyti sienas, žinai. Tau reikia išvalyti sienas. O ten grindis plaut gal reikia 3 valandas. Ir dar sienas išvalyk. O atlyginimo jie iš viso nemoka, supranti. Tai faktiškai, jeigu jūs norite savanoriško darbo, eikite į valymo sferą, jums pinigų tikrai nemokės, o dirbsite išsijuosę. Tai gerai, kad mano darbe tik 3 laiptinės ir 5-6 aukštų. O jūs įsivaizduokit, jūs eitumėt valyti va štai tą daugiaaukštį. Yra daugiabučiai, yra daugiaaukščiai, žinai. Yra daugiabučiai, kur siauros aikštelės. O yra daugiaaukščiai, kur ir plačios aikštelės, ir aukštų ten 9, 10, 12 ar 16. Supranti? Taigi labai gerai, supranti, atlyginimas 200-300 eurų per mėnesį. O dirbti reikia po 6-8 valandas kiekvieną dieną.